Aš esu Daiva Šlajienė. Šiuo metu galėčiau pristatyti save kaip akvarelistę. Mano paveikslai tai yra tai, ką aš sukuriu žodžiu arba mintimis, kažkoks teatras. Kada aš einu į teatrą, aš jaučiu tokią kažkokią prabangą, tokią gražių medžiagų kažkokį tai kritimą, kvapą, tokį gerų rūkalų, kavos ir tokią aplinką ir šiek tiek dulkių kvapų. Bet akvarelė ką turi? Ji gali dėti sluoksnį ant sluoksnio ir matytis ir apatinis sluoksnis, ir viršutinis, ir dar viršio, ir kiek nori tų sluoksnių gali dėti, jie persimato. Mes mokykloje padarom rugsėjo 1 tokias gražias. Jūs net neįsivaizduojat. Nieko, kaip mūsų ūkio ministras, mes jokiais vadinam savo ūkio dalies pavaduotojas, sako, kodėl kitose mokyklose normaliai ateina direktorius, pakalba ir pasibaigia rugsėjo 1. Pas mus dekoracijos, vaidyba.